Sveiki visi. Noriu paskaityti jums straipsnį, kuris vadinasi "Niekas nelaukia iš jaunų vyrų, kad šie kažką darytų ir jie atsako nedarydami nieko". Arba kitaip, šiukšlės į vidų ir šiukšlės į lauką. Aš rašau ir skaitau apie elito kultūrą ir įpročius, nes tai yra būdas man suprasti šį nepažįstamą pasaulį, kuriame atsidūriau. Mažiau skaitau apie vargšų ir darbininkų kultūrą, nes tai patyriau iš pirmų lūpų. Aš su tuo pažįstamas, bet kartais skaitau ir apie tai. Viena įžvalgi knyga yra Catherine Edin ir Marijos Kefalas. Knyga, kuri vadinasi "Pažadai, kurių galiu laikytis". Kodėl vargšės moteris pastato motinystę prieš vedybas? Savo knygoje Edin, Princetono sociologijos profesorė, ir Kefalas, Šventojo Juozapo universiteto sociologijos profesorė, tyrinėja, kodėl mažas pajamas gaunančios moterys neproporcingai dažnai yra nesusituokusios ir nesusijusios su savo vaikų tėvu. Įprastas plepių klasės atsakymas yra pinigai. Įprasta nuomonė, kad pinigų trūkumas lemia nesantuokinius gimdymus, tačiau nuskurdę namai yra pakankamai nesenas reiškinys. Praeito amžiaus 7-ame dešimtmetyje visose socialinėse klasėse daugumą vaikų augino abu tėvai, o iki 2005 metų jau taip nebebuvo. Vaikai gyvenantys su abiem biologiniais tėvais 60 metais praeitam amžiui gyveno pasiturinčiose šeimose 95 procentai, darbininkų klasės šeimose 95 procentai, o štai 2005-aisiais pasiturinčiose šeimose gyveno 85 procentai, o darbo klasės šeimose gyveno vos 30 procentų. Kasgi atsitiko? Šiandien vienas iš 6 amerikiečių vyrų nuo 25 iki 54 metų yra bedarbis arba apskritai nedalyvauja darbo pajėgose. O per pastarąjį pusšimtį metų vyrų patenkančių už grotų skaičius išaugo daugiau nei keturgubai. Nuo 1975 metų kalinių skaičius vienam gyventojui išaugo 5 kartus tarp baltųjų amerikiečių vyrų, kurių socioekonominis statusas yra žemesnėje 30 procentų, o tiems, kurie patenka į aukščiausius socialinio ekonominio statuso 20 procentų, rodiklis išliko beveik nepakitęs. Iš Edin ir Kefalas. Dauguma socialinių mokslininkų tyrinėjančių neturtingas šeimas mano, kad finansinės problemos yra šių išsiskyrimų priežastis. Galų gale, šie jaunuoliai auga ypač nepalankioje aplinkoje, bent jau pagal Amerikos standartus. Ir jie gauna prastą išsilavinimą, mažai įgūdžių bei turi mažai ateities perspektyvų. Pinigų trūkumas, kaip matysime, neabejotinai yra papildoma priežastis, bet tai retai yra vienintelis veiksnys. Dažniausiai tai yra jauno tėvo nusikalstamas elgesys, įkalinimo burtai, kurie po to dažniausiai seka, intimaus smurto modelis, jo lėtinė neištikimybė ir nesugebėjimas palikti narkotikų ir alkoholio ramybėje, dėl kurių santykiai šlubuoja ir miršta. Prastas jaunų vyrų elgesys yra svarbi ir dažnai nepastebima priežastis, dėl kurios išaugo betėvių namų skaičius. Daugiau iš knygos. Motinos paaiškina, kad pinigai retai yra pagrindinė priežastis, kodėl jos ir jų vaikų tėvai nebėra kartu. Nors tingus ir išlaidaujantis vaikinas tikrai yra apsunkinimas, mamos dažniausiai nurodo, kad kur kas rimtesni nusižengimai yra tos pagrindinės jėgos, kurios suardo jaunas šeimas. Tai piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu, nusikalstamas elgesys, vėlesnis įkalinimas ir pakartotinė neištikimybė. Autorės tęsia. Konfliktai dėl pinigų paprastai nekyla vien dėl to, kad vyras neranda darbo arba todėl, kad neuždirba tiek, kiek geresnių įgūdžių ar išsilavinimo turintis žmogus. Pinigai dažniausiai tampa problema, nes atrodo, kad jis nenori dirbti ilgą laiką, dažniausiai dėl problemų susijusių su pagarba. Kai kurie darbai, kuriuos jis gali gauti, nėra pakankamai apmokami, kad suteiktų jam reikiamos savigarbos, o kiti reikalauja, kad jis sutartų su nemaloniais klientais ir bendradarbiais bei išlaikytų nuolankų požiūrį į viršininką. Anksčiau buvo aukštas statusas turėti darbą ir rūpinti šeima. Dabar taip nebėra. Tie, kurie sėdi socialinių kopičių viršuje arba šalia jų, tie, kurie sprendžia, koks elgesys yra prestižinis, nusprendė, kad šeimos stabilumas nėra svarbus. Įspūdingame straipsnėje Queenslando universiteto teisės profesorius Patrickas Parkinsonas papasakojo apie savo patirtį tarptautinėje ekspertų grupėje susirinkusioje Jungtinių tautų būstinėje Niujorke aptarti šeimos politikos. Tame renginyje Parkinsonas pabrėžė stabilumą ir abiejų tėvų šeimų svarbą vaikams. Daugelis grupės narių sudarytojų iš akademinio elitų pasirinko išimti. Tačiau privačiai kai kurie iš jų šnabždėjo sutikdami. Parkinson rašo.
Nustebau, kai viena iš ekspertų grupės narių, kuri labiausiai tvirtino, kad dviejų tėvų šeimos yra tik idealas, man ramiai pasakė, kai krovėmės daiktus, jog sutinka, kad šeimos stabilumas yra svarbus. Ji apibūdino griežtą tvarką ir nustatytą režimą savo namuose, kuriuose yra abu biologiniai, nors ir nesusituokę tėvai. Jos maži vaikai turi rutiną ir aiškias ribas, ir jie apribojo jų naudojimąsi televizoriumi. Tai buvo jų atlygis, o ne jų pramoginės dietos pagrindas. Taip, jis sutiko, kad stabilumas yra svarbus vaikams. Tačiau padariusi didžiulę nuolaidą mano požiūriui, ji juokaudama pasiūlė, kad man dabar geriau išeiti. Tai nebuvo atviras nusileidimas ir ji negalėjo to išreikšti susitikimo metu. Jos viešajame profesinėme pasaulyje santuoka yra nemadingiausia, o stabilumas nėra svarbus, jei jis kažkaip kontrastuoja su suaugusiųjų savo laimės siekimu. Ši labai išsilavinusi ir turtinga asmenybė savo vaikų atžvilgiu teikia pirmenybę stabilumui, tačiau atsisakė viešai pripažinti šią vertybę, kad mažiau pasisekusių šeimų vaikai taip pat galėtų pasinaudoti šeimos stabilumu. Jei esi kilęs iš skurdo ir chaoso, turi 3 priešus. Tai yra skurdas ir nepriteklius, tu pats, rezultate to, ką aplinka padarė su tavim, ir aukštesnioji klasė, kurie nori, kad tu niekada ir nepakiltum. Daugiausia pinigų ir išsilavinimo turinti žmonės arba klasė, kuri yra labiausiai atsakinga už politikos, kultūros ir papročių formavimą, užtikrina, kad jų vaikai būtų auginami stabiliuose namuose. Ir tuo pačiu jie menkino normas visiems kitiems. Grįžtant prie pažadų, kurių reikia laikytis, Edin ir Kefal pastebi, kad vidutinė klasė, turint mintyje tuos, kurie turi aukštojo mokslo diplomą, nustato santykių normas. Neturtingos nesusituokusios poros labai stengiasi išlaikyti santuoką vien dėl kūdikio. Tačiau jie pasiskolino savo įsipareigojimo sampratą iš platesnės kultūros, o dauguma vidurioniosios klasės porų, kurios vis dar yra pasimatymų fazėje. Net tie, kurie gyvena kartu, mano, kad tol, kol jie nesusituokia, bet kuris iš partnerių gali bet kada pasitraukti. Ir padaryti tai dėl bet kokios priežasties. Žinoma, vidutinės klasės poros, kurios susitikinėja ir gyvena kartu, retai susilaukia bendrų vaikų. Autorės tęsė. Nesusituokę tėvai skolinasi iš labiausiai artimų normų. Viena vertus, jie laikosi finansinės atsakomybės ir, kaip matysime, seksualinės ištikimybės, kaip tai daro santuokinės poros, tačiau kita vertus pasitraukimas iš nesantuokinės sąjungos nėra vertinamas kaip įžado išdavystė. Ir daugiau ar mažiau tai yra normalu, jei atsiranda geresnis pasirinkimas. Išsilavinusi klasė nusprendė, kad sugyvenimo partnerystės yra tokios pat svarbios kaip ir santuokos, ir jie taip pat mano, kad yra normalu, jeigu akimirksniu pasitraukiama iš bendro gyvenimo. O vargšai ir darbininkai seka tuo pavyzdžiu. Savo ir savo vaikų nenaudai. Jie yra labiau linkę turėti vaikų ne santuokoje ir tada užmegzti daugybę santykių su įvairiais partneriais. Jie leidžia laiką investuodami į naujus santykius, nukreipdami dėmesį nuo savo vaikų. Tarp naujų tėvų, kurie yra nesusituokę, dažniausiai neturtingi arba priklausantis darbininkų klasiai, pusė užmezga naujus santykius, kai jų vaikams sukanka 5 metai. Tai yra tuo metu, kai jų vaikams reikia dėmesingos priežiūros, šie tėvai yra įsitraukę į intensyvų emocinį darbą, kurdami naujus romantiškus santykius. Tai yra nepastebėta priežastis, kodėl mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai dažniausiai patiria nepriežiūrą. Prabangus įsitikinimai yra idėjos ir nuomonės, kurios suteikia statusą aukštesniai klasiai ir dažnai sukelia išlaidas žemesnėms klasėms. Edin ir Kefal apibūdina jaunų vyrų elgesį mažas pajamas gaunančiose apylinkėse. Channel, baltaodė, 33 metų turinti 3 vaikus, 15, 9 ir 3 metų, išsiskyrė su savo jauniausio vaiko tėvu iškart po to, kai mes su ja pirmą kartą susitikome. Kai vėliau paklausėme apie jį, jie atmestinai pasakė, jo šalia nebėra, aš jo atsikračiau. Jis čia buvo tik tam, kad miegoti, jis nenorėjo mokėti jokių sąskaitų ir nenorėjo nieko veikti. Kai jis buvo čia, jis tik mušėsi, ginčijosi ir gėrė. Turėjau jo atsikratyti. Ji, pasibjaurėjusi, sučiaupė lūpas, sakydama mums, kad tokie vyrai yra neverti savo vaikų. Dar daugiau. Jaunos mamos nuolat prieštarauja jauniems tėčiams, kurie per daug savo uždarbio iššvaisto alkoholiui, marihuanai, naujiems stereo komponentams, kompiuterių priedams, brangiai avaliniai ar naujiems drabužiams. O šeimos poreikiai jų nuomonė nėra tinkamai patenkinti. Emi baltaodė, 30-metė 3 vaikų mama, 6, 5 ir 3 metų, turėjo draugą, kuris nuolat dirbo, bet reikalavo išlaidauti savanaudiškiams užsiėmimams. Būtent tai galiausiai ir sulaužė jaunąją porą.
Jis neleido pinigų vaikų maistui, aš turėjau siūsti savo vaikus kitapus gatvės pas mamą, kad jį juos pamaitintų ir aprūpintų. Štai kas man labiausiai atsibodo. Aš neturėjau taip gyventi. Sakiau, kad jam laikas išlaikyti šios vaikus, o ne būti pagalboje man, ir jam tai labai nepatiko. Tėvų nebuvimas ir suirusios šeimos yra pagrindiniai daugelio socialinių negalavimų veiksniai. Tai akivaizdu, tačiau niekas apie tai nenori kalbėti. Puikiai žinau elgesio genetikos tyrimus, dvynių tyrimus ir panašiai, rodančius nedidelį namų aplinkos poveikį asmenybei, polinkių į nusikalstamumą, priklausomybėms ir panašiai. Šie tyrimai netaikomi vaikams gyvenantiems labai sutrikusioje aplinkoje. Elgesio genetikai tyria santykinį genetinių ir aplinkos pokyčių vaidmenį atrinktoje populiacijoje. Elgesio genetikos tyrimai informuoja apie aplinkos pokyčius jų mėginiuose, o ne visose įsivaizduojamose aplinkose. Pavyzdžiui, yra daug tyrimų apie identiškus dvynius, atskirtus gimus ir kuriuos įvaikina skirtingos šeimos. Tyrėjai pastebi mažai skirtumų tarp šių dvynių, kai jie yra suaugę. Jų asmenybės, IQ, pageidavimai ir taip toliau labai panašus. Tačiau dvynius dažniausiai įvaikina nepažeistos viduriniosios klasės šeimos. Paprastai juos priima susituokę tėvai, turėdami galimybę peršokti ribojimus, kad būtų galima įsivaikinti. Be to, įtėviai yra tokie žmonės, kurie įsivaikintų, o tai įveda kitą panašumo sluoksnį. Dar nemačiau dvynių tyrimų, kai vieni identiški dvyniai būtų užauginti itin blogoje aplinkoje, o kiti geroje aplinkoje. Žvalgybos tyrinėtojas Russellas T. Warnas rašė: paveldimumo tyrimo imčių problema yra ta, kad juos paprastai sudaro daugiau vidutinės ir aukštesnės klasės asmenų, nei būtų reprezentatyvioje imtyje. Tyrimo rezultatai parodys, kad genai yra svarbus, jei žmogus jau gyvena pramoninėje šalyje namuose, kur tenkinami pagrindiniai poreikiai. Neaišku, kaip šitie rezultatai taikomi asmenims esantiems labai nepalankioje aplinkoje. Skyriuje Genai ir protas psichologas Davidas Likenas teigia: jei dvyniai būtų atskirti kaip kūdikiai ir apgyvendinti su vidutinės klasės Minnesoto šeima, o kitas su 18 metų nesusituokusia motina gyvenančia pietų Bronkse, po 30 metų dvyniai būtų tikrai skirtingi. Taip, už žmogaus savybės ir elgesį atsakingi genai, tačiau šios savybės taip pat reaguoja į socialinės normas ir kitus aplinkos veiksnius. Pavyzdžiui, ūgis yra 90% paveldimas, tačiau jis vis tiek yra veikiamas aplinkos. Prieš Korėjos padalijimą šiauriečiai buvo aukštesni už pietiečius. Šiandieną šiaurės korėjiečiai yra vidutiniškai 6 coliais žemesni nei pietų korėjiečiai. Ar jų genai pasikeitė? Ne, pasikeitė jų aplinka. Nutukimas yra labai paveldimas nuo 40 iki 70%, tačiau nuo 1982 metų nutukusių amerikiečių procentas išaugo trigubai. Prieiga prie maisto privertė žmonės keisti savo elgesį valgant daugiau. Tabako vartojimas yra labai paveldimas nuo 60 iki 80%, tačiau nuo 1982 metų rūkančių amerikiečių procentas sumažėjo perpus. Griežtos normos prieš rūkimą privertė žmonės keisti savo elgesį mažiau rūkant. Buvo sušvelnintos normos dėl to, kad tėvas nebūna su vaikais, taigi tai pasirinko daugiau vyrų. Tačiau niekas nenori to pripažinti, nes tai nervina žmonės. Vietoje to mes pasitraukėme į diskusijas apie skurdą ir ekonomiką, nes kalbėdami apie šeimą ir tėvystę žmonės jaučiasi keistai ir tai smerkia. Tačiau jauni vyrai darys tik tai, ko iš jų tikimasi. Ir daug ko buvo galima tikėtis. Buvo socialinės normos daug dirbti, aprūpinti, rūpintis artimaisiais ir panašiai. Šiandien šios normos iš esmės ištirpo. Jauni vyrai reagavo atitinkamai. Įspūdingame 2012 m. straipsnėje Seksualinė ekonomika, kultūra, vyrai ir šiuolaikinės seksualinės tendencijos psichologai Rojus Baumeisteris ir Caitlin Vox rašė: nors tai gali būti laikoma nepalankiu apibūdinimu, mes neradome įrodymų prieštaraujančių pagrindiniam bendram principui, kad vyrai darys viską, ko reikia, kad užsiimtų seksu, ir galbūt nedaug daugiau. Vienas iš mūsų ankstesnėme darbe tai apibūdino taip: jei moteris nustos miegoti su kvailiais, vyrai nustos būti kvailiais. Jei norėdami gauti sekso, vyrai turi tapti bendruomenės ramsčiais, meluoti, kaupti turtus sąžiningomis priemonėmis ar nešvariais būdais, būti romantiški ir juokingi, daugelis vyrų būtent taip ir elgsis. Jie konkrečiai kalba apie seksualinį atlygį, tačiau tai galima plačiau pritaikyti socialiniams atlygiams apskritai. Žmonės mano, kad jeigu jaunas vaikinas kilęs iš netvarkingos ar skurdžios aplinkos, jam turėtų būti keliami žemi standartai. Tai yra klaidinga.
Jam turėtų būti keliami aukšti standartai, priešingų atveju jis nukris į savo aplinkos lygį. Ir priešingai, jaunam vyrui iš stabilios ir turtingos aplinkos mažiau reikia išorinio spaudimo, jo pasirinkimų gausu ir jis turi mažiau kenksmingų trukdžių. Tu pastatai vaikiną į chaotiškas ir skurdžias aplinkybės ir tada nusprendi nieko iš jo nesitikėti. Kaip kas nors gali patikėti, kad tai sukels ką nors kitą išskyrus nelaimę? Iš 5 artimiausių draugų vidurinėje mokykloje nei vienas nelankė koledžo, 2 pateko į kalėjimą. Jauni vyrai darys tik tais tai, ko iš jų tikimasi, kas šiandieną yra netiek jau ir daug. Dėkoju, kad klausėte ir iki susiklausimo, mielieji.